Sveiki, sugrįžę į Roblox videos. Šiandien susipažaisim Murder Mystery. Čia toks geras žaidimas. Jis geras, bet jis net kietas. Čia toks žaidimas, kuris žmogus išrenka, kas šerifas, kas muderis ir gali taip toliau. Toks žaidimas. Tai čia labai kietas. Ir reikia rinkti va tokius, kad daugiau mes įsitiktume. Tai va, čia mano. Aš tokius rinkau. Taip. Paskui. Nu ten taip toliau. Taip. Va, reikia toliau. Na, va toks žaidimas čia. Jūs supratot. Įsiklėsiu, buvo žaidė. Jums dar priminti, kad aš norėčiau jums pamirti prie mygtukų, tiesiog kad bent turi. Čia weapons, tai čia kažką powers ir pet radars, čia kažką craftinti galite, čia shop, čia galite kažką nusipirkti, čia dar kažkas taip toliau, kad aš negaliu net paspausti. Nu taip, čia kažkas. Čia įspėkti, nu čia išrenkam mapą. Ar aš tokį mapą išrinksiu? Visi toks eisim į tokį mapą. Kažkoks baconas dar nukatėjo. Nieko čia nėra. Ant paveiksliukos jau neurodė, bet dabar nepadė. Ups. Gerai, dabar modelis gaudo. Tai mes turim pabėgti, kad jis... Moja, matot, čia tiesiog modelis. Nu, va tokia mini muzikėlė. Gerai, tai einam ir vėl išrinkti mapą. Einam išrinkti va tokį mapą. Čia time reward. Čia tokie ginklai, sahūra. Čia yra geresnių ginklų. Nu va, prieš kažkokį beikiną. Stovime šį dabar, tai žiūrim. Nu va, išrinkam mapą. Dabar mes čia mes dabar veikiam, nieko nestovim, laukiam, kada va, pasidarys mapas. Va. Pasidarė mapas. Dabar inconnect. Dabar inconnect. Dabar mus gaudys ir bandys mus nužudyti, bet mes turėsim greit pabėgti, kad jis mūsų nebūtų. Tai aš dabar bėgu. Ups, ta mergaitė buvo. Ir mane žudė. Bet nieko tokio, bandysim įveikti. Visai normalus žaidimas, labai geras. Seniai biškai žaidžiau, kad aš jį prieš kažkiek žaidžiau. Žiūrėjau seniai žaidžiau šitą žaidimą, labai patiko man. Nu, man aną kartą nepatiko, man šitas žaidimas šiaip nepatiko, bet gal pradės patikti biškai šitas žaidimas, nes aš šitą žaidimą planuoju, kad leist Roblox'u. Arba aš planuoju stengtis laimėti ant šitą žaidimą. Čia labai kietai. Bet aš šiaip norėčiau jums parodyti dar vieną labai gerą žaidimą pasaulyje. Dar vienas žaidimas yra žaidimas. Tai aš jums norėčiau parodyti dar vieną gerą žaidimą. Kitas žaidimas vadinasi Build a Book Survive, bet čia kietas žaidimas. Bet mes galėsime pažaisti ir šitą žaidimą. Šitas čia toks lenktynių žaidimas. Va, taip atsinaujinęs dabar. Su BMW atsinaujinęs. Čia toks geras žaidimas. Jis išleistas 2019. Liepos 23 žaidimas geras išleistas. Dar vienas geras žaidimas, tai yra My Second Brainrot. Čia tiesiog reikia, čia tipo, kad dainuoja Brainrotai tavo, ar čia taip va šitas dalykas. Išleistas 2025. Birželio 11 dieną. Nu, čia kietai. Viskas čia kietai, geras žaidimas. Ir viskas dar yra Labubu Speed Clicker, tai jis išleistas
2025 birželio 20 dieną. Nu, kiek daug gerų žaidimų čia atrado Roblox sukūrė. Čia net ne tik Roblox užsukūrė, bet aš norėčiau dar jums keletą žaidimų parodyti, kokius Roblox'us sukūrė. Nu, parašom Roblox. Nu, jeigu jūs nežinote, tai čia yra šitas žmogeliukas. Ir va, čia va šitas žmogeliukas yra Roblox. Jis tokius sukūrė, jis pats jį sukūrė. Nebijoti, nesijaudinti. Jis neturi YouTube kanalą. Čia Roblox, welcome to Roblox. Čia jis dar kažką pasižiūrėjo, ir daug gerų dalykų pasižiūrėjo, kad jis padarė. Please visit 11,467,082 milijonai. Nu, čia labai daug. Susikūrė 2006 vasario 27. Nu, jis turi Facebooką, šitą ir dar Discord turi. Pasižiūrim, va iš turi, jis kažką iš turi. Roblox. Nu, čia kažkokie dalykai, videos, clips. Roblox turi YouTube'ą, žiūrim YouTube'ą. Nu, jis čia daug turi, kad jis net nevatikės. Pasižiūrim YouTube kanalas, kietas. Čia ir Jelrosa, pasižiūrim jo YouTube kanalą. Rašom Roblox ir jums išmės ir pasižiūrėsim YouTube kanalą. Nu va, jis turi pilną sukūrė tokių dalykų, jo accounts ir va, YouTube kanalas, čia Roblox YouTube kanalas. Roblox Shops, viskas, produkts tiesiogiai, jeigu čia Roblox visą tiesiogiai kūrėsi, viskas, pagrindinis vaizdo įrašai, tokie Rivals trailer, toks Rivals trailer. Čia tokių filmukų animacijų sukūręs Roblox'as, ar jis net sukūręs tokį gerą dalyką. Čia tokį animacijas buvo sukūręs. Jis pritraukė labai daug žmonių. Čia tokių animacijų buvo prikūręs labai daug, kuri daug žmonių pritraukė ir va taip toliau. Tai kad ačiū, kad žiūrėjome. Su jumis buvo Sargas 34. Jeigu jūs norėsite dar vieno gavėjaus, tai būtinai paspauskite like mygtuką, ar prinumet kanalą ir viso gero.